Labą dieną. Šiandien turim 138 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Pirmojo pasaulinio karo pradžią. Šį kartą pakalbėsime apie karo frontus 1914–1917 metais. Pirmiausiai apie karo veiksmus vakaruose. Taigi, Vokietija paskelbusi karą Prancūzijai ir Anglijai, vakaruose buvo pasirengusi pulti pagal vokiečių kariuomenės generalinio štabo vado grafo Alfredo von Schlieffeno parengtą planą. Jame buvo numatyta, kad pergalę prieš Prancūziją ir Rusiją galima pasiekti tik karo pradžioje, staigiu smūgiu sutriuškinus Prancūziją, o po to visas pajėgas metus į rytus prieš Rusiją. Puolant Prancūziją, sėkmės buvo galima tikėtis tik staigių manevrų, apeinant Prancūzijos pasienio įtvirtinimus. Todėl Vokietija, pažeidusi Belgijos neutralumą, užpuolė šią šalį. Vokiečių kariuomenė per jos teritoriją įsiveržė į Prancūziją. Prieš besiveržiančius į Paryžių vokiečius stojo jungtinė prancūzų ir anglų kariuomenė. 1914 metais rugsėjo 5–9 dienomis prie Marnos užvirė įnirtingi mūšiai. Sąjungininkams pavyko sustabdyti vokiečių kariuomenę. Pereita prie pozicinio karo. Frontas iš vienos pusės anglų ir prancūzų, iš kitos vokiečių, nusitęsė daugiau nei 700 kilometrų nuo Šiaurės jūros pakrantės iki Šveicarijos sienos. Abiejose fronto pusėse kareiviai iškasė apkasus, žemines, supylė pylimus ir sutvirtino pozicijas minų laukais bei spygliuotos vielos užtvaromis. Nuo apkasų buvo iškastos perėjos iki toliau nuo fronto buvusių armijų štabų, ginklų ir maisto sandėlių. Buvo sukurtas ištisas požeminių slėptuvių, kuriuose kareiviai ilsėjosi ir slėpėsi nuo bombų, tinklas. Įveikti šiuos įtvirtinimus abiems pusėms, kaip pasirodė, buvo beveik neįmanoma. 1915 metais pavasarį ir viena ir kita kariaujanti pusė mėgino perimti iniciatyvą ir pralaužti fronte įrengtus įtvirtinimus. Prancūzai ir anglai ne kartą sunkiąja artilerija bandė su žemės paviršiumi sulyginti vokiečių apkasus ir pralaužti gynybą. Visi puolimai buvo nesėkmingi. 1916 metais vasario mėnesį vokiečiai pradėjo didelį puolimą prieš pagrindinę prancūzų tvirtovę gynybinėje grandinėje, tai yra Verdūną. Tačiau per 9 mėnesius prie Verdūno tvirtovės trukusiose kovose vokiečiams taip ir nepavyko pralaužti prancūzų gynybos. Abi pusės patyrė nepaprastai didelių nuostolių. Apie mūšius rytų fronte. Kitaip nei vakaruose, įvykiai rytiniame fronte greitai keitėsi. 1914 metais, rugsėjo mėnesį, Rusija, atsiliepdama į prancūzų prašymą padėti sulaikyti vokiečių puolimą vakaruose, pradėjo pulti Vokietiją rytų Prūsijoje, o Austrija-Vengrija Galicijoje. Rusų puolimas buvo neparengtas,
puolančios armijos nekoordinavo savo veiksmų, joms trūko paramos iš užnugario. 1914 metais rugpjūčio pabaigoje per Karaliaučių vokiečiai traukiniais skubiai permetė kariuomenę prie Tannenbergo ir sutriuškino antrąją rusų armiją. 90 000 rusų kareivių pasidavė į nelaisvę. Po tokios staigios pergalės rugsėjo 6–15 dienomis vokiečiai prie Mozūro ežerų apsupo pirmąją rusų kariuomenę. Ji buvo sutriuškinta. Iki 1914 m. rugsėjo 15 dienos rusų karinės pajėgos buvo išvytos iš rytų Prūsijos. Visai šiai operacijai vadovas von Hindenburgas, Erichas Liudendorfas. Austrus nuo triuškinančio rusų puolimo išgelbėjo tik tai, kad rusai įsakymus apie rengiamą operaciją perdavė per radiją neužšifravę tekstų. Sužinoję rusų planus, austrai buvo priversti pasitraukti apie 200 kilometrų. Rusijos kariuomenė užėmė Galiciją su centru Lvove. Nepasisekė ir austrų puolimas prieš Serbiją. Gerokai mažesnė serbų kariuomenė, pasinaudojusi natūralia kliūtimi, tai yra Dunojaus upe, apgynė Belgradą. Mūšiuose austrams į pagalbą atskubėjo vokiečiai, kurie matė, kad sąjungininkų kariuomenė dėl didelio joje tarnavusių slavų tautybės kareivių skaičiaus nėra patikima. 1915 metais gegužės mėnesį austrų ir vokiečių jungtinės pajėgos sėkmingai puolė Galiciją. Rusų kariuomenė paniškai traukėsi. Tačiau austrų puolimą pristabdė buvusios sąjungininkės, tai yra Italijos įstojimas į karą. Nemažai kariuomenės austrams teko permesti į Alpių frontą. 1915 m. vasarą, prisijungus Bulgarijai, vokiečiai ir austrai sutriuškino Serbiją. Tuo pačiu metu vokiečiai užėmė Lenkijos, Lietuvos, Kuršo teritorijas priklausiusias Rusijos imperijai. Po tokių pergalių Vokietija pasiūlė Rusijai sudaryti separatinę taiką, kad vėl galėtų visomis pajėgomis pulti vakaruose. Tačiau Rusijos caras Nikolajus II nesutiko. 1916 metais birželio mėnesį generolo Brusilovo vadovaujamos rusų pajėgos perėjo į puolimą ir sudavė skaudų smūgį austrams. Po tokios pergalės į karą Antantės pusėje įstojo Rumunija. Vokiečiai vėl buvo priversti iš vakarų fronto permesti kariuomenę į pagalbą austrams. Rusų puolimas buvo sustabdytas, Rusijos kariuomenė demoralizuota. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie karo veiksmus vakaruose. Koks buvo Vokietijos karo planas? Kokia padėtis susiklostė 1914 m. pabaigoje vakarų fronte? Įvardykite keletą mūšių vakarų fronte. Pasakokite, atsakykite ir įvardykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie mūšius rytų fronte. Kodėl Rusijos kariuomeniai nepavyko puolimas prieš Vokietiją? Kuo skyrėsi ir kuo buvo panaši karo eiga rytų ir vakarų frontuose? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.